Jam pasidarė bloga. Iš pirmo jam buvo tokie spazmus. Pilvo, kadangi jis labai blogai valgo, tai kažkaip iš pirmo net minties nekilo, kad kažkas yra labai blogai. Nes toks spazmus, tokios 2 sekundžių, 3 sekundžių, tai užspaudė ir viskas ir atleido. Nuvažiavom į Santariškes, ten padarėm echoskopiją, nieko nerado, sako, tikriausiai kažkada sirgo ir buvo iki antriuko, sako, pagerk kiekvieną ibuprofeną, viskas bus gerai. Po porą dienų vėl pradėjo, mes vėl į Santariškes. Kitą dieną tik tai mums darė dar kartą echoskopą ir tada jau pamatė, kad pradėjo invaginacija, tai čia kai žarną pradeda jau vaikščiot. Tai iškart pas chirurgus nukreipė, per 2 valandas pradėjo operacinę. Laukiam ilgai, sakė, kad kažkur po valandos, sako, atvešim vaiką, bet žiūrim 2, 3, 4 valandą, vaikų nėra. Sako, kas atsitiko, vaikas, kaip ir kas. Nepavyko ten paprastuoju būdu kažkokiu. Man reikėjo, sako, pjaut. Ir sako, kai jau viską darėm, sako, pamatėm, kad yra navikas. Sako, žinokit, navikas yra nemažas 5 cm. Paskutinis mūsų mapetinis rezonantas parodė, kad ligos nebėra, kad viskas yra gerai. Aišku, dar reikia atsistatyti imuninei sistemai po visų chemoterapijų, bet su laiku viskas tikiuosi bus. Jis turi pas mus raidos sutrikimą, tai jam sunku ir tie prisilietimai biški yra nemalonus kartais kitų žmonių. Aš sakau, o po ligos jis jau ateidavo į procedūrinę, kokią ranką duot? Šitą. Viskas praėjo ir tikiuosi nieks daugiau pas mus jokia bėda nesugrįš. Apie tylą žinome mastą, galbūt ne šviesos žiba tamsoj, o tamsa jose. Ačiū, kad esate su mumis. Kartu tampame viena širdimi, kuri keičia pasaulį.